Sveiki, su jumis toliau Aurimas ir mes čia apie derybas. Tęsiant toliau paskutinę mūsų mintį apie atspindėjimą. Pasikartosiu, priminsiu, pareiškinsiu tam tikras vietas. Taigi, atspindėjimas naudojimas skirtas panašumam sukelti. Tarsi sakoma, pasitikėk manimi, aš ir tu esame panašus. Tad atspindėti tikrai yra verta, nes vienas iš kito perka dažniau, daugiau, labiau, kur yra panašumai, kur yra ryšys tarpusavio. Taigi, atspindėjimas naudojimas dažniausiai neverbalinėje komunikacijoje, kaip ir anksčiau minėjau, neverbalinė, nežodinė komunikacija, bet derybininkai tai naudoja kartais ir žodžiais, kartais ir nežodžiais. Tai yra nežodžiais, tai yra kūno kalba, judesiai, o žodžiais tai galėtų būti atkartojant tuos pačius žodžius, jeigu ne žodžiais, bet pačiu balsu, tai tembru, greičiu, intonacijom, pauzėm, galima panašiai kalbėti, ne atkartojant žodžių, bet pačią kalbėsenos manierą. Taip irgi yra atspindima. Jeigu atspindėjimas žodžiais, tai galima atkartoti 3 svarbiausius paskutinius pasakytus žodžius. Kai su jumis bendrauja, kalba, tiesiog atkartojant paskutinius 3 pasakytus žodžius, svarbiausius, tai sukuriama tokia tarsi prašymas, kad tęstų mintį tas pašnekovas. Ir, tai iš tikrųjų ir paprasta, ir neįtikėtinai veiksminga. Tokiu būdu priversite būtent pašnekovą nesąmoningai papildyti tai, ką tik pasakė ir tęsti toliau mintį. Tam kartais iš tikrųjų gali prireikti ir trupučio tylos, pauzės, jūsų kantrybės bendraujant su pašnekovu. Žmonės bijo skirtingumo, tai yra traukia panašumai. Juk mes bijome to, ko nepažįstame ir mėgstame tai, kas yra panašu į mus. Tai būtent atspindėjimas yra panašumo kūrimo menas. Jis padeda kurti prisirišimą vienas prie kito. Ir rinktis atspindėjimą reikėtų, kai norime, jog kita pusė taptų mums palanki. Kaip siekiame daugiau laiko ir kaip norime, jog jie atskleistų savo strategiją. Tai būtent viena iš tokių pirmykščių dar besivystymo evoliucijos laikais susikūrusių tokių instinktų. Jis panašiai elgiasi, vadinasi, jis panašus į mane ir turbūt jis toks pats kaip aš. Nes jeigu elgiasi skirtingai, visiškai tai priešingą efektą sukuria, jis elgiasi ne taip kaip aš. Kodėl jis taip elgiasi, aš jo nesuprantu, prasideda daugybė tokių vidinių retorinių klausimų, kurių, aišku, pašnekovas ir neužduoda. Taip pat atspindėjimas iš tikrųjų netgi geriau veikia negu pozityvus pastiprintas bendravimas. Tai, buvo net atlikti ten eksperimentai, tyrimai, kaip kavinėje padavėjai naudodavo komplimentus pozityviai pasakydami tenais kažkokį gražų žodį apie klientą. Ir
kita grupė, reiškiasi, tiesiog naudojo atspindėjimo taktiką ir atspindėjimo taktika buvo veiksmingesnė. Taip kad nereikia ir nebūtina saldžiai liežuvauti, užtenka tiesiog, atspindėti, kaip ir minėjau, galima pakartoti svarbiausius kelis paskutinius žodžius arba galime elgseną, manierą, kalbo tembru susitapatinti su pašnekovu, sukurti panašumo ryšį ir tokiu būdu būsim labiau mėgiami. Tai yra, iš tikrųjų visiškai neslapta, paprasta, daug vadybininkų žinoma taktika, galbūt nėra jinai tokia populiari, bet tikrai, tie, kas daugiau daro pardavimų, profesionalai, tie supranta to naudą ir efektyvumą. Jeigu paprasčiausias, jeigu klientas kalba lėtai, o jūs kalbėsite kaip žirnius į sieną, pašnekovas jūsų tiesiog nesupras. Abudu kalbėsite lietuviškai, ar angliškai, rusiškai, nesvarbu. Bet pasirinkdami kalbėjimo tempą, jau jūs pakeičiate visą žaidimo aplinką. Nes, kodėl? Jeigu pašnekovas kalba lėtai, vadinasi ir mąsto lėtai, o jūs dabar pradėdami greitai kalbėti, jam tiesiog skambės ausyse toks garsas. Ir panašiai atvirkščiai būna kitoj situacijoj, kaip pavyzdžiui klientas kalba greitai, o jūs lėtai. Tai jam pasidaro nuobodu. Tiesiog kaip, pas kokią senjorą. Sėdi, miega, tiesiog nuobodulys, snaudulys užima ir jis negali ištverti, sakykime, nesulaukti sakinio pabaigos, vien dėl to, kad jam yra nuobodu, nes pasirinktas ne jo tempas. Pabandykite įsijungti YouTube ir klausyti ką nors 0,5 greičiu. Tai jam panašiai toks jausmas. Gerai, tai apie atspindėjimą būtų, manau, pradžiai tiek. Galbūt vėliau kažkur dar pasikartosiu, iš tikrųjų. Bet, galite ir užduoti klausimą, ar esate naudoję atspindėjimą, jei taip, kaip sekėsi, kokiu būdu naudojate, gal kažką kitaip galėtumėte pasiūlyti ir papildyti, kaip dar galima naudoti atspindėjimą, arba kur jis yra naudojamas galbūt prieš jūs, prieš mus, visuomenę, kažkokiose kitose bendrose reklamose ar susitikimuose visuomeniniuose. Aptariama yra tokia derybininko pozicija, vadinama buldogo pozicija. Ką tai reiškia, tas buldogas? Tai yra, kai veikia labai agresyviai. Man mylia, o tau centimetras. Maždaug taip. Man mylia, o tau colis. Ar panašiai. Reiškia, man daug, o tau vos. Tai yra buldogo pozicija. Ir jeigu abudu pašnekovai, yra tokia derybų pozicija, buldogo pozicija, ir jeigu yra du reiškiasi buldogai, tai galutiniam variante abu liks nepatenkinti ir kupini neigiamų jausmų. Tiesiog, dažnai taip matęs, tiesiog žmonės, kurie nemoka kitaip dėrėtis, tiesiog naudoja tokią poziciją, reiškia, tu man duok daug, o aš tau mažai. Galbūt būtų standartiška taip manyti, jog tai yra normalus dėrybų principas, čia taip ir reikia dėrėtis ir panašiai. Sakysiu, ne. Tai yra pakankamai bloga taktika. Jinai gera yra tik tuo atveju, jeigu su tuo žmogumu dėrėsitės viso labo vieną kartą, tą kartą. Ir pats dėrybų procesas jis nebus lengvas, nebus malonus, net ir nebūtinai bus efektyvus ir rezultatyvus. Principe bus visa krūva iššūkių, jokio malonumo ir negalima bus to pakartoti. Tačiau taip yra galimybė susidėrėti, tai praktiškai netoli netgi apgavimo toks susitarimas yra, kai jūs derinate maksimum, o kitam duodate minimum. Tai nėra toks jau legit susitarimas, tai net nesakyčiau, kad tai yra kažkokios dėrybos, tai daugiau gal kitos pusės neinformuotumas ir tokis, nesusivokimas aplinkybėse, jog tai taip ir yra. Bet
kitos pusės tai ir yra problema, jeigu jinai nesusivokia, kaip dėrėtis, tai taip ir nutinka. Tai, čia dažniausiai taip vykstančios dėrybos eina per buldogo poziciją ir būtent ieškant kvailių kitoj pusėje, kad išnaudot maksimumą, gaunant kuo daugiau, duodant kuo mažiau. Tai čia tokia standartinė, daugiau mažiau, mano nuomonė, strategija, kurios ieško, bent jau aš taip matau žmonėse, kurie ieško, kaip sakant, kvailių, su kuriais galėtų pasidėrėti arba tokiu būdu. Tai aš atsakysiu, jog tai, kaip ir bloga, pakankamai nepraktiška taktika. Todėl, jog suvaldytumėt situaciją, kai prieš jūs, dažniausiai tikėtina bus buldogo pozicijos žmogus, tikrai ne visada, bet, statistiškai Lietuvoje tikėtina, kad vis susitaikys, susidūrys su tokiom situacijom, jeigu, tarkim, papuola dažnai dėrėtis. Ir jūs išlikdamas ramus, strategiškas, su tokiu pašnekovu, jeigu, tenka, tarkim, ten dažnai mašinų perpardavėjai būna tokio tipo, galimas, labai dažnas variantas ten, tokios situacijose, kur gali būti buldogų. Čia aš tik kaip pavyzdį miniu. Jeigu jūs susidurėte su buldogo pozicija, kad suvaldytumėt padėtį, paprasčiausiai galite naudoti, paminėsiu iš karto visą virtinę gerų taktikų, kurias galite naudoti. Vėlaus vakaro laidų vedėjo balsas. Kai jums pateikia kažkokią, agresyvų pasiūlymą, jūs paprasčiausiai užtikrintai atsakote su vedėjo balsu. Jūs bandys spausti, traiškyti, reikalauti tos mylios ir sakys, viso labo gaus tik tą colį. Jūs galite labai paprastai, neagresyviai, nedraskant akių, išsakyti savo poziciją vėlaus vedėjo balsu. Ir viskas. Ir pamatys jūsų konkretumą, pamatys jūsų tokią vidinę stiprybę ir jau į jūsų pusę atitenka daugiau taškų. Aišku, sprendimą priimt turėjo abi pusės. Negali būti taip, kad jūs ims ir privers, jeigu jūs pats to nesutiksite. Jūs galite ištransliuoti savo poziciją, sakydami, tiesiog užtikrintų balsu, pasakydami aplinkybės, apie kurias jūs galvojate. Man šis pasiūlymas nėra priimtas. Mano sąlygos yra tokios ir tokios. Gal tai ne patys geriausi žodžiai, bet tiesiog reikėtų praktikuoti tą balso intonaciją, kad aš pasakiau, jog tokia situacija. Pats balso tembras reikėtų čia ir man pasilavinti, bet, esmė yra pats balso tembras užtikrintas. Toliau. Galite pradėti sakinius, ne visus, ne kiekvieną, stebuklingų žodžių atsiprašau. Ir tai, tiesiog gali būti tokias, atsiprašau, bet negaliu priimti jūsų šio pasiūlymo. Atsiprašau, bet man atrodo, kad tas pasiūlymas nėra toks jau teisingas. Ir galima tai kombinuoti, tą patį, su vedėjo balsu. Atsiprašau, bet šis pasiūlymas, man atrodo, nėra teisingas. Tai balsas vėl vedėjo, pats atsiprašymas, stiprina poziciją, tiesiog žmonės, tai stebuklingas žodis, tiesiog tai yra stebuklingas žodis. Jūs jame daug esmės ir prasmės ir tai tikrai labai rekomenduotinas naudoti žodis, suminkštinti kito širdį. Toliau, kitas, atspindėjimas. Jūs bendraujant toj situacijoje, jūs galite atspindėti ne to visus pitbulio, reiškiasi buldogo, tuos elgiseną, bet tam tikrus galit atsisėsti ten irgi kažkaip plačiai tenai, kaip ir sakiau, balso tembrą galite parinkti panašų, kalbėjimo greitį, ar taip pačiai kaip jis, tiesiog, bet nereikia taip pačiai draskyti akių, tiesiog kitus dalykus, išskyrus agresiją, naudoti panašiai, taip kaip jis, būtent verbaliai, jeigu atspindite panašiai žodžiais, patylėkite keletą sekundžių ir stebėkite, kaip magija įvyksta, jeigu jis ten kažką pasakė,
kažkokius svarbius argumentus. Duodu tau ten už mašiną 150. Ir jūs duodate man už mašiną 150? Ir tylėkite, tegul ta tyla jį žudo. Ir jis matysit, ar jis rimtai nusiteikęs ir nori pirkti ir bando jūs tik tai, kaip sakant, apkvailinti. Ar jis pakeis pasiūlymą. Vien pakartojus jūsų kažkokią frazę, tą atspindint, jis turi pratęsti mintį, nes tai yra natūrali kalbėsenos tokia pasąmoninė žmogaus motorika. Jis pasako, jūs pakartojat ir jam tiesiog norisi tęsti toliau mintį, galbūt patikslinti pasiūlymą ir pasakyti, gerai, 200 ten ar kažkas panašaus. Arba likt prie savo pasiūlymo, ko reiškia, jis, nėra nusteikęs dėrėtis, jis pateikė pasiūlymą ir viskas, jis perka arba neperka už tą kainą. Tai čia, tik tai toks variantas. Bet yra tikrai daugiau situacijų, ne tik mašinos pirkime ir ne tik tokia, kurią aš įvardinu, kur jūsų atkartota frazė priverčia kitą pašnekovą, kartais jaustis norinčių papildinti informaciją, kartais gal kažkiek nepatogiai, todėl išplėsti tą pasiūlymą vien dėl to atspindėjimo. Tai labai svarbus momentas, padarius atspindėjimą, žodinį, verbalinį, daryti pauzę. Paskaičiuokit mintyse 4-5 sekundės ir netarkit nei žodžio. Įtampa, ta pauzė, yra superinė. Taip, kad naudokite pauzes ir netikslinkite savo informacijos iš karto. Kita pusė gali tiesiog daug papasakoti per tą laiką. Leiskite pauzėje atlikti savo darbą ir pamatysite. Ir bendras principas šitą visą kartoti ir pamatysite. Tiek tas vedėjo balsas, tiek atsiprašymai, tai yra atspindėjimas ir tos pauzės. Kombinacija šitų sukuria didžiulę strategiją bendrame kontekste. Tai yra visas arsenalas savybių, kurios padeda buldogą numalšinti, arba bent jau parodyti jo vietą, arba parodyti, kad jis atėjo čia tik tai pasimti savo dalies ir nieko neduoti. Jūs savo ruoštų būdami tokie, tai yra pasyvi tokia taktika, kuri pasyvi ir neagresyvi taktika. Pasyvi neagresija. Būtent šitie metodai leidžia suvaldyti aplinkybės, aišku, priklauso jūsų troškimas į derybų objektą. Pasakysiu, yra taip, derybose turi didesnę persvarą tas, kuris turi mažiau ką prarasti. Ir labai irgi svarbus momentas yra derybų persvara. Kas turi tą persvarą? Tai ir turi tą persvarą tas, kas turi mažiau ką prarasti, jeigu susitarimas neįvyks. Tai irgi, toks ganėtinai svarbus aspektas. Jeigu tai paėmus ir žinote, kas turi tą persvarą, tas ir gali labiau, kaip ir naudotis, manipuliuoti virbutėm, visom aplinkybėm ir situacijom. Todėl, čia jau tokiais gal kitos paskaitos papasakojimas. Nežinau, ar jau kitą paskaitą pasakosiu apie derybų persvarą, bet galiu tada dar paminėti, kad jinai tikrai egzistuoja ir yra kelių rūšių persvaros. Tai dabar apie tas rūšis ne, bet bendraja prasme tai yra pozityvioji ir neigiamoji. Neigiamoji tai yra praradimo, o pozityvioji gavimo. Jeigu mes abudu negatyvioji, jeigu mes abudu iš neįvykusio susitarimo abudu neteksime kažko, tai negatyvioji. Tarkim, aš prarasiu, patirsiu nuostolį, tu patirsi nuostolį ir abudu nesusitarę dėl to patirsime nuostolį. Tai vienok situacija. Ir kitas yra kaip pozityvioji. Aš gausiu vertės ir tu gausi vertės, bet tada klausimas, kuris gaus daugiau tos vertės. Aišku, čia kiekviena pusė turi savų motyvų, nuomonių ir nuojautų tame, taip, bet gali būti, sakykime, neįgyta vertė dėl to, kad susitarimas neįvyko, sakykime, galima ten gauti daug, bet jeigu neįvyks susitarimas, tai negausi tu to daug. Ir reikėtų atsižvelgti į to, kas negaus tos savo dalies susitarimui nesant,
kaip jį tai paveiks sekančiam dienom ir jo gyvenime. Tai, na, galbūt kitai pusė ir yra mažesnė dalis, ne, bet jį paveiks labiau. Tai vadinasi, na, persvara bus mano pusėje. Ar kažkas tokio. Tai yra per pozityvę, ja? Kai reiškiasi negavimas to susitarimo, reiškiasi, susitarę mes gaunam abudu po pliusą. Bet kitai pusėje tas pliusas svarbesnis. Vadinasi, persvara pas mane. Kitas pavyzdys su neigiama. Reiškiasi, neįvykus susitarimui, abudu gausim po minusą. Bet, sakykime, tam susitarimui neesant, minusas liks didesnis pas mane. Vadinasi, man labiau reikia to susitarimo, vadinasi, persvara pas jūs. Tai, nu, maždaug tokia bendra idėja tos derybų persvaros susivokime. Ir todėl tas, kas, na, turi persvarą, privalumą, ne, remiantis šitų konceptų, na, tas gali daugiau įtakoti visą derybų susitarimą, bet tai reikia suvokti. Tai reikia suvokti pačiam, kad tu turi arba neturi persvaros atitinkamai ir į kitam. Jeigu jis, pavyzdžiui, nežino, kad jis turi žemesnę padėtį, ne, tai galima derybų metu būtent paminėti, tai kad jis atsimintų, jog tai pas jį žemesnė korta derybose. Ir susitarimui nesant didesnį nuostolį patirs kita pusė. Tai praradimo baimė veikia labai stipriai. Čia gal vėl dar sekanti tema apie gavimo ir praradimo, reiškiasi lūkesčius ir baimę. Kas kaip veikia, tai turbūt sena mokykla, kad praradimo baimė yra žymiai didesnė negu, na, troškimas gauti. Tai irgi padaryta ne vienu eksperimentu, kada uždirbi $100, džiaugiesi, bet kai prarandi $100, daug labiau liūdė, negu prieš tai džiaugiesi. Todėl, na, praradimo baimė, pati baimė didelis toksai, didelis ir ganėtinai nešvarus ginklas, ją naudoti prieš kitus, tai ne visai toksai jau gražus dalykas, bet kartais priminti pašnekovui apie tai, na, padeda susitarti. O kas mėgsta ir labai nešvariai ar ten negražiai žaisti, tai būtent ir kalba apie tuos baimės elementus. Bet, na, jeigu tai vyksta su derybų, na, kita pusė ir jeigu apie tai eina kalba, vadinasi, nu, supraskit, su kokiu veikioju yra susitarimas. Nes prisiminkime, derybos turi abiem pusėm nešti naudą ir vertę, o ne vienai. Ir jeigu viena pusė manipuliuoja kitą ant baimės slenksčio, vadinasi, na, tai turbūt nėra pats geriausias pašnekovas, su kuriuo būtų verta derėtis dėl lygiavertiškų sąlygų ir aplinkybių. Tai gal tiek šiandien. Dėkui, kad skiriate laiko savo kompetencijoms. Su mumis buvo Aurimas ir iki kitų kartų. Laikinkit, rekomenduokit ir ate.